Įsijungia mūsų transliacija iš Saulės miesto. Šiandien Šiauliuose Baltijos moterų futbolo lygos intriguojanti dvikova 8-1 nušluota Talino Flora išvykoje ir šis rezultatas, aišku, labai paglostė savimeilę Šiaulių komandai. Čia pirmasis pavojingas epizodas, čiupinėjant tiesioginė to žodžio prasme. Abi komandos ir žaidėjos. Smūgis į vartus! Ir štai toks šedevras krenta į Rygos vartų tinklą. Wow, fantastiškas šūvis, fantastiška kombinacija. Šiaulių Gintra priekyje, 1-0. Dar kartą tikiuosi turėsime galimybę pasižiūrėti šitą įspūdingą epizodą. Naujokė jau apie save prašneko garsiai. Mara Braun prieš gerą savaitę papildė mūsų komandos gretas. Čia pat grėsmingas atsakas ir štai taip. Neprabėgo ne minutė, o lygina rezultatą viešnios iš Latvijos. 10 numeris Kumba Zainab Brima. Štai toks akibrokštas, dar nespėjo atšvęsti savo įvarčio Gintros futbolininkės, o Latvijas vos už 15 sekundžių atstato pusiausvyrą. Reikėti. Šūvį į vartus matysime. Ir yra! Ir 1-2. Štai taip iššauna Kumba Brima. Jos dublis. Maždaug 23-4 metrų galingai driokstelėjo afrikietė. Dabar jau Rygos ekipa veržiasi į priekį. Taip sakant, dvigubinti gynybą prieš 10-ąjį varžovių numerį. Šiaulietėms čia virš vartų praskrieja. O čia vėl perdavimas į baudos aikštelę ir dar vienas kirtis. Tai yra praktiškai vartų prieigose. Čia kampinis, Lauros Spenazato perdavimas. Ir vėl perdavimas. O čia galėjome išvysti ir ko gero gražiausiai. Ir vėl atakoje mūsų futbolininkės. Smūgis į vartus, tenka paplušėti varžovių. Vėliau tiesa nepavyko įžaisti šios atakos, išvystyti toliau. Smūgis į vartus, Greta Lukjančiukė. Pajėgos pakankamai solidžios, tad tenka paieškoti kitų sprendimų. Jos randa Laura Spenazato, Tereza Romanovskaja pajungė į ataką. Ir smūgis iš aštraus kampo bei kampinis. Aidė arbitrės Švilpukas, skelbiantis, jog Lietuvos čempionių ir Latvijos čempionių akistatoje triumfavo viešnios iš Rygos.